nereikalaukim iš tų vaikų kažkokiu tai neįmanomų dalykų. Leiskim jiems pagulinėti. Pailsėti. Jie turi savo jėgas atstatyti. Labai svarbu, kad pastoviai girdimas vyktų. Neturi tai būti, kad, išgeręs stiklinę, viskas dabar užteks. Ne. Mes geriam visą dieną. Ir dabar griežtai noriu pasakyti, griežtai visiems smegta šiuo atveju yra blogis. Šiuo atveju. Virusinio susirgimo žarnyno atveju tai yra blogis. Kaip tyčia vaikas visada susirga penktadienį. Tai įsivaizduokit, kad jūsų vaikas susirgo penktadienį ir kad sekmadienį, jeigu jau nėra kaip susitvarkyti su situacija, jūs vežate į ligoninę arba pirmadienį. Dėl ko sekmadienį dažniausiai daugiausiai ir vaikų būna. Tokia tai yra šita visa priežiūra sergančio vaiko. Viską daryti su protu, neišsigąst svarbiausia, ar ne, nes viskas yra, su viskuo tikrai galima susitvarkyti, bet reikalinga įdėti daug pastangų. Ir svarbiausia žinoti, kad tos pastangos jos nėra vaiko atsakomybė, tai yra jūsų atsakomybė. Vaikas tuo metu serga.